Dar vieni metai prabėgo, spūdingi tie metai, aš vertinu savo metus taip, į savo gyvenimą, kas juose vyko, kokią aš pokytį dariau. Ir buvo labai gera reflektuoti iš ryto, sningant, kaip tu matai, čia yra tyras tas sniegas šiandieną. Šiandien yra penktadienis, vėl penktadienis, jau kitų metų penktadienis, 26 metai ir šiek tiek dar sninga. Mačiau šiandien kaip pelytės pilkos bėga per sniegą baltą iki mano namelio, kad kažkur pasislėpti. Tai nežinau, kaip ten joms pavyksta pasislėpti, kai kurioms nepavyksta pasislėpti. Ir tiesiog vyksta procesai, stebiu tą gamtą, tą vėją, tą ošimą, tą sniegą, tą tyrumą, kuris aplinkui ir širdyje yra gera. Ir savo dar kartą patvirtinu, kad gyvenu gyvenimą, kurį pats savo konstruojasi, kuriame esu režisierius to gyvenimo ir vaidinu tas rolės. Nors jisai labai paprastas ir kuklus tas gyvenimas, bet tai mano sielos poreikis, tai mano prigimtis, kuris sako, Dariau, tu gyveni gyvenimą, kuris toks ir turi tau būti. Nauji metai turbūt tau, kaip ir daugeliui, tas daugeliui yra labai negražus žodis, yra rezoliucijos, naujųjų metų rezoliucijos. Pradėsiu sportuoti, greičiausiai pradėsiu nebevalgyti šūdino maisto, greičiausiai būsiu finansiškai nepriklausomas ir kursiu savo verslus ar vystysiu savo amatą, pradėsiu mokytis, pradėsiu dar kažkaip sveikai gyventi, įdomiai, nebūti telefonuose. Ir tos rezoliucijos yra paprastai apie nieką. Aš neturiu rezoliucijų. Ir matau žmonės, kurie laikosi rezoliucijų. Savaitę, dvi, žodis laikosi sąlyginis, tiesiog jie pabando. Tu greičiausiai tą patį darai ir tas ratas sukasi kiekvienais metais, tos kažkokios rezoliucijos atsitinka. Aš savo nekeliu jokių rezoliucijų, nes tai yra beprasmiškas dalykas, o aš savo įsikėlęs viziją, kuri nepririšta prie metų, jinai pririšta prie mano gyvenimo, kaip jis galėtų vystytis į priekį. Ir ar ta vizija yra susijusi su mano sielos poreikiais, kaip aš vadinu, ar tai yra mano prigimtis. Ir kiekvieni metai yra korekcija, ką aš dariau, kaip aš darau. Aišku, aš ne kiekvienais tik tai metais darau korekciją, aš darau ir labai dažnai, ir kartais kasdieną, kas savaitę, kas mėnesį, ar aš teisingų kelių einu, nes gyvenimas tiesiog stengiasi išmušti iš tų vėžių, kurios tau yra tinkamos, kurias aš savo susikūriau ir matau, kad tai yra mano prigimtinės vėžios to gyvenimo. Ir aš turiu susikoreguoti, pasižiūrėti, kai yra per daug triukšmo, kai yra per daug bendravimo, kai yra beprasmio bendravimo, kai yra daug energijos atimama ten, kur nereikėtų man jos skirti. Ir aš koreguojasi, kadangi esu netobulas irgi darau sprendimus, kurie ne visą laiką tobuliausi, bet taip yra, tas principas yra toksai ir aš visiškai dėl to nepergyvenu, tiesiog einu mokausi. Tai mano rezoliucija nėra rezoliucija, tai yra vizija, kuri nurodo man kryptį gyvenime, į kur aš noriu eiti. Ir ta kryptis yra būti savo tiesoje, būti autentišku šitam gyvenime, nebijoti sakyti tiesos, nesvarbu net kokios dabar aplinkybės, aš einu į tiesą ir būti drąsiu šitam gyvenime. Tu turbūt kaip ir vėlgi daugelis, o daugelis tai yra ta pilkoji masė, kuri užprogramuota gyventi nuobodų, neįdomų, skausmingą gyvenimą, galvoji, kad norėtum gyventi ilgą gyvenimą ir susikuri savo idėjų, kad tas sveikas maistas, sąlyginai sveikas, galbūt sportas, tai yra tavo ilgo gyvenimo prasmė kaip tokia. Bet ilgo gyvenimo prasmės nėra jokios, o kaip tu gyveni tą gyvenimą, kaip tu jį išpildai tą gyvenimą.
daugybę atvejų ir tiesiog daugumą atvejų matau žmonės, kurie nori gyventi ir gyvena tą ilgą gyvenimą, kurio aš gyvenimu nevadinu, tiesiog yra išbraukiamos dienos, stumiamos dienos prie teliko, žaidžiant Crash Candy, žiūrint reelsus ir žiūrint visokį visišką šiukšliną dalyką ir tą informaciją, kurią prisiema ir jis skaito, kad tai yra gyvenimas, eina į savo varganus darbus ar daro savo verslus, kuriuose užsidirba krūvas pinigų ir po to grįžę namuose verkia, koks jų gyvenimas yra nelaimingas, kaip jie savęs neatradę ir kaip jie savęs nesupratę. Bet vis tiek pasislėpia po tą kaukę. Tai ilgas gyvenimas yra apie nieką. Gyvenimas, kuris yra išpildytas ir jisai gali būti trumpas, bet efektyvus. Viduje turi būti ramybė ir aš ją formuoju ir jinai suformuota ne iki galo, kai aš viduje esi ramus, bet išorėje vyksta veiksmas. Kai tu kuri, kai tu svajoji, kai tu atrandi, kai tu ieškai, kai tau įdomu. Pas mane yra žingeidumas apie viską. Suprasti šitą pasaulį, suprasti šitą gamtą, suprasti, kodėl mes čia esame, kodėl mes kenčiame, kodėl mes priimam vienokius ir kitokius sprendimus, kodėl mes mylime, kaip mes pavydime. Tai yra daug dalykų, kurie yra labai įdomus. O kodėl jų neatrasti, kodėl jų nesuprasti, kodėl neišmokti, kodėl netapti meistrišku šituose elementuose, kurie yra svarbus. Man jie svarbus ir tau jie gali būti svarbus. Tai pasirinkimas vizijos yra svarbiausias, koks tik gali būti. Bet ką aš pastebėjau, kad eiti savo vizijos keliu ar apskritai ją formuotis, turi būti laikas ramybėje, be žmonių, be antrų pusių, be žmonų ar ten vyrų, kokioje situacijoje tu esi. Čia apie vyrus ir moteris kalbu. Ir tada tu atsiskyręs gali suprasti, koks vis dėlto tavo poreikis, nes šurmulyje, buityje, šeimose, tu dažniausiai prarandi tą kryptį ir tau reikia atsitraukti bent kuriam laiko ar paskirti dieną laiko per savaitę, kad tu turėtum savo vienatvės ar išvykimo ar kažkokios vietos ar ten, kur tavęs niekas nepasiekia, nei telefoniniai skambučiai, nei žmonės niekas. Tada tu gali vis dėlto korekcijas daryti savo kryptyje, savo vizijoje. Tai yra būtinybė. Nes jeigu tu turi kasdienybėje gyveni su krūva visokių įvykių, verslų, vaikų, pareigų ir panašiai, tai tavo gyvenimas toks yra, jis stengsis jį ilgą gyventi, kad nuvažiuoti į Bulgariją pasilsėti, ar gal į Tailandą, ir tas gyvenimas bus apie nieką. Bet kai tu atrandi savo tą vizijos dalį, kad tai yra tavo gyvenimas, kai tu eini į mokymasi apie tą savo gyvenimą ir apie tos svarbius dalykus, kurie tau įdomus, kai tu atrandi energiją, kuri kūrė meilę, kuri kūrė kūrybą visą aplinkui, gyvenimas tada užsipildo. Ir tada geriau jį gyventi trumpesnį, bet efektyvesnį negu ilgą, nuobodų, pilką ir nevadino šio gyvenimu. Atrask viziją, skirdamas savo laiko metų pradžioje, savaitgalį šitą, kad suprastum nors šiek tiek apie save, kad išgirstum šiek tiek. Yra paprasti būdai, kaip tai padaryti ir aš tau jau minėjau ne vieną kartą, pasižiūrėk kitus mano video. Tai yra mano pačio pokalbiai su savimi per dienoraštį, būnant savo vienatvėje. Aš turiu tokią prabangą, aš ją susikūriau turėti savo vienatvę, kad aš galėčiau daugiau turėti suvokimo apie šitą pasaulį, kad po to galėčiau pritaikyti veiksmus, kuriant savo viziją. Viskas yra įmanoma ir iš tikrųjų yra viskas tavo valioje, kaip tu gyvensi, kokius pasirinkimus padarysi. Likimo linija eina pagal tavo pasirinkimą. Pasirenki tokį veiksmą, gauni tokį rezultatą ir tave veda kažkokią kryptį. Pasirenki nedorą gyvenimą, gauni tokį gyvenimą, koks ir priklauso toje kryptyje. Laikykis moralės, doros elementų, stenkis suprasti, kaip jie veikia, refleksuok ir pamatyk, kaip atsitinka po kiekvieno tavo sprendimo, kur tave nuveda tavo gyvenimo kelias ir likimas. Nes aš matau, kokie mano veiksmai, kur mane nuvedė ir kur mano, ne tai kad klaidos, mano patyriminiai dalykai padarė mano kelio atšakas, kaip aš vadinu. Nesigailiu tų dalykų, nesigailiu tų praradimų, tiesiog yra tokios žaidimo taisyklės šitam gyvenime. Ypatingai yra įdomu gyventi, turiu vidinį gerą jausmą į gyvenimą, nesvarbu, kas vyksta aplinkui. Žinau, kad daug nuotykių dar laukia, nesvarbu, kokios aplinkybės, ir tie nuotykiai nebūtinai jie yra pozityvūs, jie bus ir turbūt ir negatyvių daug, bet per juos einant atsiskleidžia gyvenimo grožis.
Aš tą grožį matau vat aplinkui, čianais, aš jį patiriu, tik todėl, kad priėmiau sprendimą čianais gyventi ir čia kurtis. Jei to būčiau nepadaręs, aš gyvenčiau kitom aplinkybėm, patirčiau kitas patirtis. Bet tai, ką dabar patiriu, tai yra man dovana, Dievo dovana man ir apskritai mano gyvenimas yra kaip dovana gaunasi. Nenusivil gyvenimu, kad ir kaip labai sunku būtų tau šiam momentui, jį gali pakeisti, transformuojant mąstymą, tada priimant sprendimus ir atliekant veiksmus. Iš tikrųjų ganėtinai paprasta. Jeigu tau yra sudėtinga, parašyk man, padėsiu tu eiti iš toje kelionę. Jei ne, gali daryti pats vienas, nes tai yra nebūtina turėti kažką aplinkui. Tau reikia tik turėti stiprią valią, drąsą ir būti stipriu. Tai kad būk stiprus šiais 26 metais.